Mes padarysim emocijų paleidimo praktiką, aš atsiveriu stebuklams ir jeigu nežinai, kas yra tapingas, tiesiog patirkim kartu. Tai pradžiai pabandykim pasimatuoti intensyvumą. Ir mes intensyvumą matuojam visada iš neigiamos pusės, tai yra kiek aš netikiu, kad esu pasiruošusi stebuklams kitais metais, ar artimiausiu metu, ar šiais metais. Ir mes tą intensyvumą užfiksuojam skaliai nuo 1 iki 10. Tai yra, kuo labiau aš netikiu, tuo arčiau 10. Ir kuo labiau aš pasitikiu ir atsipalaiduoju, kad aš esu saugi ir palaikoma, tai yra vienetas, puiku. Bet net jeigu yra vienetas, tai visada galim pereiti į kitą lygį atsiverimo stebuklams. Tai kviečiu išbandyti, patirti kartu su manim. Tai užfiksuojam tą skaičių, nes tai pabaigoje vėl matuosim pokytį ir tai bus mūsų būdas pasimatuoti. Na ir pradedam nuo to, kad akimirkai užsimerkiam, jeigu gali užsimerk, arba tiesiog nuleisk akis žemyn, kad neblaškytų aplinkui esantis vaizdai ir garsai. To gilė, man atrodo, losnės važiuoja kaimynas pro šalį. Ir įkvėpkim, iškvėpkim. Pajauskim šiek tiek savo kūną, pajauskim visas vietas, kur jaučiam atramą, kur žemė mus laiko. Pajauskim savo pėdas ant žemės. Na ir su tuo pasitikėjimu ir pajautimu savo kūno pradedam nuo delno briaunos. Tiesiog tapinam ir kartok paskui mane. Nors dalis manęs abejoja, ar tikrai stebuklai yra įmanomi, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Ir aš atsiveriu stebuklai. Ir dar kartą delno briauna, nors dalis manęs galbūt netiki stebuklais. Yra ir kita dalis manęs, kuri žino, kad stebuklai vyksta kasdien. Ir aš myliu ir priimu visas savo dalis. Ir aš noriu atsiverti stebuklams. Ir paskutinį kartą delno briauna, nors aš turiu abejonių, aš myliu ir priimu save. Ir aš leidžiu vykti stebuklams. Gerai, dabar keliaujam per taškus, ant akis. Nauji metai. Šonas nauja pradžia. Po akim turiu daug norų. Po nosim. Ir dalis manęs žino. Smakras ir prisimena iš ankstesnės patirties. Raktikaulis, kad viskas įmanoma. Po ranka, bet yra ir kita dalis manęs. Viršugalis, kuri abejoja. Antakis, galbūt jai atrodo. Šonas, kad jau išnaudojam savo stebuklus. Po akim, galbūt baisu pasitikėti. Po nosim ir turėti vilties. Smakras, kas bebūtų. Raktikaulis, aš leidžiu savo jausti. Po ranką aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Viršugalvis aš leidžiu būti tam, kas iškyla.
Antakis, ačiū angelai, kad primenat man. Šonas, kad jūs visada šalia. Po akim aš priemu angelų pagalbą. Po nosim. Ačiū angelai, kad padedat man patikėti. Smakras, kad viskas visada vyksta mano naudai. Raktikaulis. Ačiū angelai, kad padedat man. Po ranką. Kasdien vis labiau pasitikėti savim. Viršugalvis aš pasitikiu savim. Antakis aš atsiveriu 25 metų užduotims. Šonas aš atsiveriu augimui. Po akim aš atsiveriu džiaugsmui. Po nosim aš atsiveriu didesniai meiliai ir priėmimui. Smakras. Ir aš atsiveriu stebuklams. Raktikaulis. Ačiū gyvenime, kad nustebini mane. Ačiū angelai, kad primenat man, kad jūs visada šalia. Viršugalvis aš pasitikiu savim ir aš pasitikiu gyvenimu. Gerai, dabar sustojam, įkvepiam, iškvepiam. Galim pabandyti pajausti akimirkai, kas vyksta kūne, gal įvyko kažkoks pasikeitimas, kol tapinom, gal kažkoks fizinis pojūtis atsirado. Žiovulys yra vienas iš tų dažniausiai pasitaikančių, kurias dažniausiai girdžiu. Man tai būna dažnai, kad kažkaip toks jausmas, kad čia kažkur galvoj vietos atsirado, kažkas prasiplėtė. Tai, iš tikrųjų, bet koks fizinis pojūtis rodo, kad tai veikia, kad mūsų nervų sistema gavo žinutę, kad viskas yra gerai, kad mes esam saugus, kad galim atsipalaiduoti. Net jeigu turim labai didelių tikslų kitiems metams ir nelabai žinom, kaip jie išsipildys, arba net jeigu ir nenorim galvoti apie tikslus, nes turim abejonių, kaip ten viskas įvyks. Tai ir galim pasimatuoti dar intensyvumą skaičiais, pasižiūrėti, ar įvyko kažkoks pokytis. Tai pradžioje aš klausiau, kai aš sakau, man sunku pasitikėti stebuklais, kiek yra to sunkumo skaliai nuo 1 iki 10 ir pasižiūrim, koks dabar yra skaičius, ar įvyko kažkoks pajudėjimas. Ir bet koks pajudėjimas, net ir kartais į aukštesnę pusę, rodo, kad vyksta pokytis. Mes, aišku, siekiam, kad mažėtų tas netikėjimas ir neigiamas krūvis. Tai daug kitų tapingo įrašų rasit mano YouTube kanale, kviečiu užsukti. O šiandien atsisveikinu, kai peržiūrėsit, būsiu dėkinga už komentarą, kuri žinutė labiau atliepia ir kaip sekėsi tapinti ir atsiverti stebuklams ir paleisti tą vidinį netikėjimą, ar kas ten beiškiltų. Tai ką, gražių mums paskutinių 24 metų dienų ir iki susitikimų.